Sveiki šeduviečiai, kurie taip gražiai priimate svečius. Su gražia saulėta diena ir gerų ūpų nepagailėkime šiandien svečiams dėmesio. Aš tikiuosi, kad mūsų svečiai turi ką pasakyti jums ir tarti sveikinimo žodį. Aš pirmiausiai prašau Pakruojo rajono savivaldybės merės Astos Jasiūnienės tarti sveikinimo žodį mūsų čia susirinkusiems amatininkams ir svečiams. Labą dieną. Labai smagu atvažiuoti iš Pakruojo pas kaimynus, atsivežti savo amatininkus, pasižiūrėti, ką daro radviliški amatininkai, kuo mūsų amatininkai gali pasididžiuoti, pasirodyti, parduoti netgi produkciją. Mėly Šeduvos žmonės ir šios šventės svečiai, mes atvežėm jums visą būrį amatininkų, kurie turi tikrai nuostabių gaminių. Jūs būtinai šiandieną iš jų ką nors įsigykite, tam, kad pakeltumėt jam ūpą ir norą gaminti. Sveika Šeduva! Negirdi, dar kartelį bandykime. Sveika Šeduva! Va, dabar jau girdi. Ne už kalnų yra pagrindinės metų šventės. Aš linkiu, kad jūsų šventė pasipuoštų būtent tautiškais amatininkų dirbiniais. Nepagailėkite vieno kito lito ir amatininkus būtinai pamaloninkite savo nupirktomis prekėmis. O, su kairiuks. Veidelio to prisikėdoja, pas tavo popieriukai baigės, a pas mane va kiek informacijos yra. Iš vis tu esi naglas, neskaitai nieką afišų, ten parašyta, kad renginį ved Gaspadorius Cukeris. Atsimink, šitoj aikštėj Šeduvoj gali reikaut du žmonės. Cukeris izolė. Man, va, jis išėpės, aš šepsinu iš ką, iš smagumą. Priežasčių daugybė. Nu, svarbiausia pradėkim, kad geras oras, ne? Paskutinė gera diena, minėsite mano žodį, ateis rudenėlis, kur jis dėsis, ne? Liaudės išmintis sako, atėjęs spalis, lauk lapkričio. Skęst Aukštaitis. Nu, Aukštaitis tai jau gali būti ir iš Šeduvos, ir iš Radviliškio, ir iš Pakruojo. Skęst tai reikia, gelbėkit, ratavokit, ein pro šalį Dzukelis. Yra čia turbūt toj minioj, mano Dzukelių turbūt yra, nes čia į Šeduvą priplaukusių daug visokių tautų yra atsivažiavę. Ein Dzukelis, jis yra labai geros dūšios žmogus, bet jis plaukt nemoka. Tai tada jis duod patarimą, panulis sako, tada dzugnan, paskui tepu ir išeisi krantan, žinau. Nepatika tas patarimas, jis toliau skęsta ir reik gelbėkit, ratavokit. Ein pro šalį iš Marijempolės, suvalkietis, nuo žodžio suvilkti, svaloč. Nu tai sako, sakyk, kur rūbeliai padėti, kad neprapultų. Ta supyka toliau skęsta ir reik gelbėkit, ratavokit, mane gelbėkit. Eina lietapėdis, geraširdis Žemaitis. O tas reik, Askenstis, skęstų, ratavo gelbėkit. Ar ruską mokit? Moku rusiškai, tik trauk greičiau. Plaukt reikėjo mokintis, o ne ruską. Dabar scenoj matot vyrų vokalinį instrumentinį ansamblį Daina. Va! 7 net vyriukai. Be vyno ir draugų, kiek bus dienų jos tuščios, be fleitų skambesio ir be dainų jos tuščios. Ką mėgstat? Turim pyragaičių įvairių.
Palinkėsim 100 metų tai bendruomeniai. Džiaugsmas mokyklą uždarė patalpos atlyginti. Kam čia plojimai? Nesigirdi? O, šaunuoliai! Pats koncertas buvo visai neseniai ant Žolinės dienos. 78 metais, mūsų dar nebuvo tada. Labai seniai buvo. Į to vardo Bus jau rytas, naktis tokia trumpa, jau arti. Tavo bučinys, mano lūpas kaip palies, tu net nesigraudyk mano širdie. Jei melodija iširdį man įdėk ir gero. Su gražia švente, mėlieji, džiaugiuosi, kad galiu šiandien čia būti kartu su jumis ir pasidžiaugti čia nuostabia gražia švente. Gražios šventės ir geros nuotaikos. Ačiū. Dar vieną papildomą sakinį. Įrodykit, kad šeduvėci pakalbėkit šeduvietiškai. Vieno sakinį. Aš surešti tvorą į kioštą. Šeduvėcis. Savas. Gerbiamas ministrė pirmininkė, vis dėlto aš noriu pagarsinti trumpą informaciją, kad čia susirinkę Pakruojo ir Radviliškio tautodarininkai, kurie atvežė savo dirbinius, parduoda ir pristato savo amatą. Aš tikiuosi, kad jūs juos tikrai aplankysite. O šalia yra kiemeliai bendruomenių, seniūnijų, kur žmonės tikrai laukia jūsų praeinančio kaip kraštiečio, kaip valdžios atstovo. Aplankykite juos, pasivaišinkite šeduvietiškai, šiandien pabūkite Šeduvoje. Labą dieną. Labą dieną. Kaip sekasi? Puikiai. Nu, ką tik prisivalgėm kiemą. Nu, tai vis tiek bus paskui negražu, palaukit. Nors iš čiut manau. Gerai? Jūratė, laikyk tašką. Levukai, aš čia esu prie seniūnijos kiemelio, nusakyk pavadinimą, o mes pabandysim prisistatyti, gerai? Gerai, statyk dabar. Aukštelkų seniūnija. Aukštelkų seniūnija, Aukštelkų, o jo, nu, Aukštelkų seniūnija padarom prisistatymą ir... Mano kaimo vanduo šulinį, daug smagesnis už vyną Rusį, o kieme laša beržo sula, atsigerk į gaivį į gyvą. Mano krašto kitoks ir lietus, neprilyja į paukščių lizdus, o bežinė gegutė miškų.
ar nekrintantys žiedai. Tie mergelės pažadai, ar nekrintantys žiedai. Tyliai sušnara klevai, vėlavai, pavėlavai. Tie mergelės pažadai, tie mergelės pažadai, tie mergelės pažadai. Prekiauja duona, prekiauja... O, įdomiai, prekiauja nuo anūkų iki senelių, reiškia, pasirinkimas yra. Anūkais arba seneliais. Čia. Gerai, iš kur atvykote? Mes atvykom iš Pakruojo rajono, iš tiesiog net kaimų mūsų nevadina, tai Martyniškio Viensodis. Tai Viensodis, tai čia vienas namas visam? Ne, šiaip 3 namai. O jums patinka kas nors iš mūsų, pavyzdžiui, arba cukeris arba aš? Tu neviešik man cukeris, Cukerį tau širdį parnešiu. Aš nelabai suprato, atlaikysim. Tas mažas nebaisu. Gerai, cukerį tau širdelę, man į kišenėlę. Kaip sekasi? Labai gerai. Iš kur atvykai? Vėliškių bendruomenė. Vėliškių bendruomenė, ką prekiauja? Prekiaujam viską, čia darydavom mūsų. Tau nieko nedavė, viską man atidavė. Einu dar ieškoti. Pirmą vietą, pakalbėkime pirmos vietos. Undinė. Kokia? Undinė. Undinė? Nu, sakykime. Gerai, aš norėčiau jūs pakalbėti, iš tikrųjų ne aš, o cukeris norėtume pakalbėti, kokiais amatais užsiimate? Aš nesu. Ir matot, mano jau pirmoji vieta. Pirmos vietos mezgėja, cukerį, ką galėtum pasakyti, gal tau kokiu nors reikia riešiniu ant kaklo? Tu numegsk man mamą kelnes. O kelnes mes? Man dydžio dar nebandžiau. Nu koks ten dydis, ten nėra toks dydis cukeris, nedidelis jis pas mus. Gal jam punčia? Punčia, kad didesnė bus kaip kelnes. Gerai. Užmausk. Romugai. Ką? Tu užsičiauk, kai su manim kalbi. Labą dieną, Šeduva! O, kitas reikalas. Taigi iš viso širdies sveikinam jūs visus su tokiu gražiu sekmadieniu. Visa laimė, kad saulės nėra per daug, kad nėra lietaus ir kad turim gražią progą visi kartu pasibūti, pasilinksminti ir pamiršti visus darbus. Taigi, geros nuotaikos jums linki Daumantų muzikontai, kaip sakė, mėgstamės tą majonezą, bet žinokit, neatvežėm nei 1 gramo majonezą, nes mūsų kontrabosistas, kaip matot, groja su didelė gitara, tai Anas viską suvalgo, kad galėtų ją panešti. Taigi, kita daina, kurią norim padovanoti apie šeštadienį praėjusį, ar ne, tai vadinasi Subatos vakarėlis. Vyrai kviečia damas šokt, a jeigu šoksi, tai gausit prizą. Ar galim paplot? Vakarėlį, mintim pas save aš skubu, suskaudo širdužėlę, ramybės nerandu. Oi ne, kėlės man širdį skaudžiai gėlė, o tik dėl to, kad mergužėlė nuėjo su kitu. Oi ne, kėlės man širdį skaudžiai gėlė, o tik dėl to, kad mergužėlė nuėjo su kitu. Subatos vakarėlį, vėl šokio sukūry, įsuksi vėliai, taip nuostabiai gražiai.